Tikėjusi, trečias video vlogas iš Panevėžio, šiandien yra gimtadienis. Ir vlogo tema bus apkūnumas ir tolerancijos geriems žmonėms. Ir kažkurią dieną žiūrint žinias, išgirdau tokią nesąmonę, kad apkūnus žmonės turės mokėti didesnį draudimą. Jam savėjo bylą kiekvienos lengviau ir dar kažkas bullshit. Rimtai? Oh my god, kas čia per nesąmonė? Kas per kur logika? Einu užsirakyti savo šaldytuvą, nes neduriu, kad man baudimas pabrangs ir aš nebuvakščiai jau kad kitą šalį nebenuskrysiu, jeigu tai dūrė, kai man dar labiau pabrangs. Kur logika darant tokius įstatymus? Man atrodo, jam logika eina tikrai iš pastos, kurie priima tos įstatymus. Aš nežinau, kas jas priima, nelabai man įdomu. Taigi, tai būtent apkūnus žmonės. Apkūnus žmonės yra vadinami skaitomi, kurių masė viršija tam tikrą kilogramų kiekį priklausomai nuo tavo ūgio. Ir žiauriausia būna, kai matai, kad atskietai mažas mergaitės rašo anonimiškai: o dieve, kaip man svorio numesti, aš juk stora, mano svoris 58, mano ūgis 1,75 m, ką man daryt? Bitch, please, nahui, tu plona, kokią tu svorį reikia, nori lenta būt. Aš nesuprantu tikrai tokių žmonių, kurie pagavo tenai verkia dėl savo svorio, kad jie tau nepatinka. Manau, reikia atsistoti prieš veidrodį, nebijot ir pasakyti savo: aš fainas, ir ką man padaryti. Jeigu pradėsit mylėti save tokį, kokie esate, arba ten storas ar plūnas, ar ten tave yra didelė krūtinė, ar ten kažkas tokio, manau, ir jūs kiti pradės pamėgti, jie nebekreips dėmesio jūsų tą svorę, ar jūsų tą krūtinę, ar ten kažkas tokio. Tai va, žiauriausia, kai eini gatve ir pamatai, kaip eina tokie, kaip liūkai ten 10 metų, ir pamato apkūnę, paauglę, kokią ten apkūnę normalią panelę pamato ir o, kokia bačka eina, o, traktorius važiuot, pažiūrėk, koks krokodilas, mėšlo krūva, o dieve. Tai kas čia per nesąmonę, kam tyčiotis iš žmogaus dėl jo to svorio, jis toks gimė. Kas čia visus, kad jis storas, jeigu nežinau, ir kaip pasako, užsirakink šaldytuvą, nebevalgy, ką tu valgai, kiek per dieną suvalgai. O dieve, kas čia per nesąmonę, žmonės pradėkit mylėti žmonės tokius, kokie yra iš tikro, ir nekreipkit dėmesio į tą antsvarą ir jums gėda eiti su tokiais žmonėm. Nežinau, ir svarbiausia, tas, kad, o, pamiršau gal sakyti. Nerimtai pamiršau iš tikro, ką norėjau sakyti. Svarbiausia, žinokit tai, kad jūs esat, reiškia daugiau negu tie skaičiukantų svarstyklių ir kiek ten per tablelį parodo jūsų svorį, ir nebėkit panikuot, nebėkit laikytis Lietuvą, bet paskui sveikatos jos tikrai nepridės. Ir geriau, žinokit, bendrauti su apkūniais žmonėm, aš neskumu ant plonų žmonių, bet kiek pažįstu apkūnių žmonių, tai jie yra tikrai išvysti. Kiek pažįstu, jie yra visi be galo linksmi, be galo visada gerai nuotaikai, tada juokia, šypsena veide, daro nesąmonės, viskas linksma, o ne taip, kaip eina tie per kūdeną rėksti, o, čia tai blogo, o, čia tai reiktų, čia tai nesąmonė. Apkūnė žmonėm pastebėjau ir džiaugiasi gyvenimu, tokiu, koks jis yra iš tikro, ir jiem nesvarbu, saulė šviečia, ar sninga, ar lietus, bet jiem vis tiek linksma. Tai va, tikiuosi patiko video vlogas ir nepamirškit subscribe, paklausti klausimų askirtime, jeigu jums kas nors patiko. Jeigu jūs labai depresuojate apie savo svorį, parašykit man jas askirtimą, pamatysit, padėsiu šiandien jūs nebenorėsit mesto svorio. Taigi, tikrai šitas vlogas nebuvo labai ilgas ir labai išsamus, bet tikiuosi supratot, kad turit mylėti save tokį, koks jūs esat. Nebemesto svorio dėl draugų, dėl artimų, dėl kažko tokio, kad jūs atitiktumėt kažkam. Valgykit, kiek norit, tortus, kotletus, dar ką nors, gerkit, ką norit. Vis tiek jūs būsit gražus ir linksmi. Tai va, myliu visus apkūnius žmonės, čiau.